Sveiki visi, su jumis aš, Creeper 001. Šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti štai tokią, galbūt geriau darysime tokį skiną, tik tai kad su Creeperio galva. Dar jie vadinami gigantiškai skinais, taigi netrukus pradėsim. Na kągi, pasimame juodą vilną ir dedame 8 į šoną. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dabar 4 į šoną, 1 jau yra, 1, 2, 3, 4, 8 į šoną. Dedame antrąjį sluoksnį. Dabar, kaip dėjome trečiąjį sluoksnį, dėkite tik tai, tik tai pusė, čia bus kaip bato aulas, kažkas tokio, bent jau aš taip manau. Na štai, dabar kitoje pusėje dedame mėlynąją vilną. Darome 10 blokelių į viršų. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leidžiamės. Ir vėl. 1, 2, 3. Na ir taip užpildykite, čia bus jūsų kelnes padarytas. Na, štai kaip jūsų turėjo atrodyti visas tas. Dabar prie kelnių viršaus dedame 4 ant 4 kvadratą. Jį užpildome. Kitoje pusėje padarome tą patį. Na, dabar dedame žalsvai mėlyną vilną. Ne, dabar dedame, darysime diržą, kuris apjuos va taip va. Atsiprašau už savo klaidą. Na štai, ir dabar įmame žalsvai mėlyną vilną. Pastatome 10 blokelių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kitoje pusėje tą patį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir kelis kartus paskaičiuokit, kaip dedate blokelius. Taip mažesnė tikimybė sklisti, aš dabar pabaigiu, jūs taip padarykite. Na va, štai kaip jau jūsų kūnas turėjo atrodyti. Dabar į viršų dedame 7 į viršų.
Na ir užpildote visą va šitą ranką. Nepamirškite, kad reikia 7 blokelių. Ir kitoje rankoje padarote tą patį. Na kągi, štai kaip atrodo viena iš rankų. Kita va irgi taip. Ir dabar dedame juodą vilną. Vėl kvadratą. Štai taip. Ir dedame mėlyną vilną iki pat viršaus. Kur baigėsi kūnas. Na ir užpildome. Na, uždėjus štai kaip atrodo. Galiausiai mums liko galva. Ir jūs turėjote uždengti va taip paviršų. Pasiemate, sakiau, darysiu kryperio galvą. Pasiemate žalią spalvą. Ir palei pat ranką, matote? 1, 4. Nes jau zombiai pradėjo tėlintis. Darome taip. Mane šiek tiek. Na ir darome 2 čia. 1, 2. Tada 8 šona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paskutinis 8. Na dabar galime pasižiūrėti, ar padarėm gerai. Jo, gerai, jeigu jums eina palei ranką, tada jūs padarėte visiškai teisingai, neapsirikote nei vienoje vietoje, nebent tik tai aukštyje. Na, kitoje pusėje padarome irgi iškišimus. Atsiprašau, jeigu lagina, kai įsijungiu bandykamą būna. Galbūt jūs to ir nematysite. Galbūt pastebės. O tiem, kurie mums žinai lagina, jie net nepagalvos. Sudinimo va čia va uždengėme kampą. Tiksliau abu kampus. Tada darome 8 į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 8, manau, padariau klaidą. Jo. Štai dedame taip. Surengiame visus kampus. Na štai. Padarėme tokį. Ir dabar jį reikia visą uždengti, kad gautųsi kubas. Na štai taip dabar turėtų atrodyti jūsų žmogus. Dabar lemtingasis reikia padaryti veidą. Ir daugmaž viskas baigta. Ir štai va 2. Kitoje pusėje 3. Nesumaišykite, nes tada jums gausis neteisingai. Dabar reikia padaryti veidą.